Taip, tai sveiki visi. Aš esu Aušra Kaziliūnaitė ir šiandien jūs Facebook'e gyvai žiūrite Lietuvos rašytojų sąjungos mokymus. Šiandien vyks mūsų pirmoji mokymų dalis, kurios metu jūs sužinosite, kaip išleisti knygą ir sužinosite daugybę kitų naudingų patarimų bei aktualijų susijusių su leidybiniu pasauliu. Rytoj autorių teisių ekspertė taip pat antroje mokymų dalyje kalbės apie autorių teisės, kas mūsų rašytojams taip pat gali būti svarbu ir aktualu. O poryt mes taip pat turėsime mokymus apie tarptautiškumą. Tai skatinu šių mokymų tikrai nepraleisti ir juos pasekti. O Lietuvos rašytojų sąjungos mokymus rašytojams remia Lietuvos kultūros taryba. O šiandien aš labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti mano šios dienos viešnią, taip pat lektorę šios dienos mokymų, tai leidybos ekspertė, kultūrinių projektų ekspertė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. Labas, Rūta. Sveiki. Taip, tai šiandien artimiausią valandą jūs praleisite su Rūta ir Rūta jums papasakos leidybinio pasaulio aktualijas, kurios gali būti naudingos, tikiu, tiek rašytojams profesionalams, tiek žmonėms dar tik svajojantiems išleisti savo pirmąją knygą. Ir taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad visos transliacijos metu Lietuvos rašytojų sąjungos paskyroje Facebook komentarų skiltyje jūs taip pat galite užduoti klausimus Rūtai Elijošaitytei Kaikarei ir paskaitos pabaigoje šios klausimus aš perskaitysiu Rūtai ir tikiu, jinai pateiks jums įdomių, originalių ir naudingų atsakymų. Tai prašau, Rūta. Tai sveiki visi, kurie prisijungėte šiandien prie šio susitikimo. Tokiu skamboku, sakyčiau, pavadinimu iššūkis išleisti knygą. Nes kai galvojau apie tai, ką šiandien labiausiai norėčiau pasakyti, vis dėlto supratau, kad iššūkis yra ne išleisti knygą, bet pirmiausia, ją žinoma parašyti. Ir parašyti knygą taip, kad jinai būtų priimtina leidykloms, kad ją skaitytų skaitytojai, kad jie dalytųsi, nuomonėmis apie ją dalytųsi. Ir čia turbūt yra pats didžiausias iššūkis kiekvienam norinčiam tapti rašytoju, bet čia jau pagalbos turbūt reikėtų ieškoti kitais kanalais. Na, o aš pati šiek tiek pasistengsiu papasakoti, gal ne tiek tikiuosi kažko išmokyti jūs, kiek labiau būtent papasakoti apie tai, kaip dirba leidybos sistema, kokiais principais, kokios tos leidyklos, kokių statistinių galbūt duomenų verta žinoti apie leidybą. Na ir dažniausias klausimas, turbūt, kurio mes sulaukėme, kai mums skambina leidėjų asociacijai įvairūs žmonės, tai būtent ir yra, ką aš turėčiau padaryti, kad mano knyga būtų išleista. Ir labai dažnai žmonės atsiunčia savo rankraščius, klausia patarimų būtent nuo kokių leidyklų pradėti. Tai be abejo, tų rankraščių visų neįmanoma nei suskaityti, nei peržvelgti, galų gale ir vertingumo iš to kažkokio didelio nebūtų, nes pati asociacija knygų leidybą neužsiima, tačiau stengiasi maksimaliai suprasti, kokie yra žmogaus prioritetai, apie ką jisai rašo ir tada bandyti surasti tuos kontaktus, kurie jau paskui, kaip jie vystosi tie susitikimai ir bendravimas su leidyklom, jau nelabai ir gali sekti, bet tai tikrai yra vienas dažniausiai užduodamų klausimų. Bet jeigu jau žmogus yra šitoje literatūros ir leidybos srityje, tai manau, kad jis vis dėlto turi žinoti ir tam tikrus pagrindinius dalykus, pagrindinius skaičius, kokios rinkos žaidėjų tampi, tapdamas autoriumi, rašytoju,
dailininkų, knygų dailininkų ir tarp kokios auditorijos sukiesi. Tai Europos leidybos rinka 2019 metais sudarė 22 milijardus eurų, tai būtent yra tokia knygų pardavimų apyvarta. Didžioji dalis šalių yra vidaus rinka, būtent vidiniai rinkai skirtos knygos ir tik apie 20%, šiek tiek daugiau negu 20% sudaro eksportas. Tai kalbant apie kai kurias šalis, jos žinoma eksportuoja daugiau ir tai yra daugiausia turbūt Skandinavijos šalis, kurių vienas populiariausių žanrų, tai detektyvas, yra skaitomas įvairiausiamis kalbomis ir verčiamas į daugybę Europos kalbų. Išleista 19 metais knygų pavadinimų buvo 585 tūkstančiai, na, o pagrindiniai pardavimų kanalai, žinoma, yra knygynai ir elektroninė prekyba, tai sudaro apie 80% visų pardavimų. Kai kuriuose šalyse yra itin populiarūs knygų klubai, kurie yra ne tik tai kaip ir susitikimų vietos, bet lygiai taip pat yra ir knygų pardavimo vieta. Ir nemažai knygų yra parduodama būtent tiesioginio pardavimo metodu, tai vyksta įvairūs renginiai, knygų pristatymai, tai yra 17, šiek tiek daugiau negu 17% 19 metais. Suprantama, 20 metai viską šioje pardavimų statistikoje sumaišė ir labai nedaug laiko šiuose metuose mes galėjome visi patirti tuos tiesioginius susitikimus ir akivaizdu, kad čia labiausiai išlošia būtent elektroninė prekyba. Na ir žinoma, daugelis šalių ėmėsi analizuoti šį reiškinį, kaip karantinas ir kaip pati pandemija, kaip įtakoja, kokią įtaką daro būtent knygų pardavimams. Ir Vokietijos knygų pardavėjai atliko tikrai įdomų tyrimą, kuris nustatė, jog vis dar yra ekonomiškai daug skaitytojų, kurie vis dėlto renkasi pirkti knygas knygynuose. Ir jeigu toks skaitytojas, kuris įpratęs yra pirkti knygas knygyne, jeigu tokiam skaitytojui yra uždaromas jo kažkoks mėgstamas knygynas ar artimas knygynas, tai dažniausiai toks skaitytojas perka mažiau. Ir nors suprantama, kad tarsi būtų kaip ir logiška, kad uždarius knygynus elektroniniai pardavimų kanalai trina rankas, bet vis dėlto jeigu veikia ir knygynai, ir elektroninė prekyba, tada yra daug geriau visiems rinkos žaidėjams. Na, leidybos versle Europoje įdarbintų žmonių yra 130 tūkstančių. Tai čia kalbu būtent apie įdarbintus žmonės, bet praktiškai antra tiek yra dirbančių laisvai, samdomų laisvai, taip vadinamų freelancerių, kurie atlieka tam tikrus darbus skirtingose leidyklose, verčia, redaguoja, maketuoja, kuria knygų viršelių dizainą, tai yra tikrai nemažas sektorius ir Europa yra pirmoji būtent pasaulyje, būtent su knygų rinka, medijos ir pramogų sektoriuje. Tai jeigu kitos šalis pirmauja, tarkim, su muzikos sektorium arba kino sektorium, tai Europa yra, ne šalis, kiti regionai, tai Europa pirmauja būtent su leidyba. Ir 7 iš 10 didžiausių pasaulio knygų leidyklų yra Europos leidyklos ir pasaulio rinkoje dominuoja būtent 5 europiniai leidėjai, arba kurių savininkai yra Europoje, arba kurie tiesiog yra įsisteigę Europoje. Ir turbūt labai nesudėtinga nuspėti, jog didžiausios apyvartos yra pasiekiamos Vokietijoje. Vokietija pirmauja ne tik išleidžiamų knygų skaičiumi, ne tik pardavimais, bet lygiai taip pat ir savo tokiu požiūriu į knygų leidybą. Jiems yra labai svarbu skaitytojai, jiems yra svarbu, kokie pokyčiai laukia šitos rinkos, jie labai daug investuoja į įvairius tyrimus ir į situacijos matymą. Skaitmeninimas gana stipriai pakeitė knygų leidybos rinką, nors tiesą sakant, daugelis leidėjų ir ypač Lietuvoje vis dar į šį procesą žiūri įtariai.
Ir ko gero, tam yra nemažai priežasčių. Tai pirmiausia, labai bijomasi piratavimo ir nors elektroninės knygos yra apsaugotos, vis dėlto tai yra dar gana svarbus faktorius, kodėl mažiau yra leidžiama elektroninių knygų, bet lygiai taip pat šie metai parodė, jog populiarėja, būtent Lietuvoje populiarėja audio knygos. Kitose šalyse audio knygos jau buvo ir skaitomos, ir mėgstamos, ir skaitomos, gal ne tas žodis, klausomos ir mėgstamos, bet Lietuvoje tai yra visiškai tokia nauja zona. Ir šie metai ypač buvo palankus būtent audio knygų leidybai. Žinoma, čia atsiranda ir autoriniai tam tikri dalykai, ir susitarimo reikalas, ir tarkime, įgarsinančio balso paieška, bet vis dėlto tai yra tikrai ateities leidyba. Dažniausiai iš 10 knygų tik viena atneša pelną, 2 knygos padengia savo leidybos kaštus, o visos kitos knygos yra nuostolingos. Na ir iš tokių skaičių galima suprasti, jog būtent bestselleriai leidžia investuoti naujų knygų leidybą, tačiau nuspėti, ar knyga bus bestselleris, yra be galo sudėtinga ir kažkuria prasme, man atrodo, kad leidyba yra šiek tiek loterija kiekvienu atveju, nes jeigu vienoje šalyje ta knyga yra labai populiari ir visi ją skaito, tai tikrai dar nereiškia, kad kitoje šalyje ji irgi bus tokia pat populiari ir dažnai tai priklauso nebūtinai nuo vertimo ar vertimo kokybės, bet yra labai daugelis faktorių, kurie apsprendžia knygos likimą tam tikroje šalyje. Na ir žinoma, įvairių fondų finansavimas, papildomas finansavimas ir šiuo atveju ir Lietuvos kultūros tarybos pagalba leidybai yra labai svarbi, dėl to, kad jinai padeda būtent atrasti tas knygas, kurios galbūt šiaip būtų pernelyg rizikinga, į kurias investuoti leidėjui ir kurios, gali parodyti, jog ir tos tokios, iš kurių nesitikima didelės galbūt finansinės sėkmės, vis dėlto gali dažnai ir pasisekti, ir pavykti, dėl to, kad nuspėti, kaip ir minėjau, yra labai sudėtinga. Kaip minėjau, apie skaitmenizavimą, jisai suteikia autoriui didesnės galimybės, tarsi fizinės knygos leidybos procesą galima šiek tiek trumpinti, praleisti būtent spausdinimo knygos, tačiau kita vertus, tie finansai, kurie būtų skirti spaudai, jie yra išleidžiami knygos apsaugai, elektroninės knygos apsaugai ir Lietuvoje yra dar toks skirtumas, kad popieriniams knygams pridėtinės vertės mokestis yra 9%, tai yra sumažintas, o elektroninėms knygoms yra 21%. Tai 19 metais, norint sumažinti tą atskirtį tarp šių knygų, nes vis dėlto ar elektroninė knyga, ar popierinė knyga, tai yra ta pati knyga, buvo priimta direktyva, kuri leidžia kiekvienai šaliai susivienodinti pridėtinės vertės mokestį abiems knygoms ir jeigu popierinėms knygoms yra taikomas mažesnis PVM, toks pat mokestis gali būti taikomas ir elektroninėms knygoms. Daugelis šalių šią galimybę jau pasinaudojo ir Europoje pridėtinės vertės mokestis knygoms yra nuo 3% mūsų kaimyninėje Lenkijoje iki 10% Čekijoje. Mes kol kas šiuo klausimu dirbame ir tikrai tikimės, kad bus atsižvelgta į tai, jog knygoms formatas nėra svarbus, daug svarbiau yra turinys. Tai mes siekiame, kad ir būtent leidėjų asociacija siekia, kad ir elektroninėms knygoms pridėtinės vertės mokestis būtų 9%. Na ir kai kurios šalys naudojasi šiek tiek kita praktika, jos sumažino PVM būtent šiuo krizės laikotarpiu, karantino laikotarpiu, pandemijos. Tai yra Vokietija ir Austrija priėmė sprendimą, kad iki kitų metų sausio pridėtinės vertės mokestis abiems knygoms yra suvienodintas, nes labai greit procesai tokie paprastai nevyksta.
Gana dažnas yra ir procesas, kad sėkmingai išleistos knygos autorius, būtent paties autoriaus išleistos knygos vėliau susiranda leidėją, bet tikrai, ne Lietuvoje, ko gero, tokie procesai vyksta. Lietuvoje kol kas savilaida nėra populiari. Tai čia, kaip ir pristatyme, galiu paminėti turbūt vieną populiariausių pavyzdžių, knygą, kurios daugelis turbūt neskaitė, bet visi žino, tai 50 pilkų atspalvių, kurio leidėjai tikrai labai masiškai atsisakinėjo ir tada autorė išleido knygą pati ir jos pačios išleistas tiražas buvo 2,5 milijonai kopijų, žinoma, ne vienu kartu, bet vėliau jį pasirašė sutartį su leidykla ir leidykla šituos pardavimus padaugino 20 kartų. Leidykla dar išleido 100 milijonų kopijų. Lietuvoje, kaip ir minėjau, savilaida nėra labai populiari, o vien elektroninės knygas leidžianti leidykla yra, ko gero, tik vienintelė Naujas vardas, kurio knygos visos yra prieinamos svetainėje ir tik elektroniniu formatu. Jos visos yra nemokamos ir tik nedidelė jų dalis vėliau pasirodo popieriniu formatu. Tai man atrodo, kad Naujas vardas gal ir nepelnytai yra šiek tiek, mažai apie šitą leidyklą yra kalbama, nes tai vis tik yra tokia tikrai, sakyčiau, naujovė Lietuvos leidybos padangėje, nes ir rizikingas gana būdas, bet vis dėlto elektroninėms knygoms tai padeda. Ir elektroninės knygos kaip forma tikrai netrukdo knygai konkuruoti su kitomis knygomis ir tai rodo tai, jog yra knygų, kurios yra dalyvavusios ir metų knygos rinkimuose, būtent šios leidyklos leistų. Daugelyje rinkų tik nedidelė dalis leidyklų išleidžia didžiąją dalį visų knygų. Tai Lietuvoje yra lygiai taip pat. 10 didžiausių leidyklų išleidžia apie 37% visų išleidžiamų knygų. O patys knygų tiražai visose šalyse yra skirtingi ir tai, žinoma, priklauso nuo labai daugelio dalykų. Tai priklauso ir nuo šalies dydžio, ir nuo skaitymo įpročių, ir nuo pardavimo būdų, nuo mokesčių, nuo, tarkim, knygos kainos reguliavimo ir nuo kitų dalykų. Tai Prancūzijoje, tarkime, normaliu tiražu yra laikomi 7000 egzempliorių, tuo tarpu Bulgarijoje vidutinis tiražas yra apie 600 egzempliorių. Be abejo, tiražas visada priklauso nuo pačios knygos, tas vidutinis tiražas, ir labai svarbu, ar tai yra grožinė knyga ar negrožinė. Jeigu tai yra grožinė, ar tai yra proza ar poezija, paprastai tai yra skirtingas žanras, užduoda ir skirtingo tiražo pasirinkimą. Remiantis Ernst & Young tyrimo duomenimis, 2012 metais Europoje buvo 150 000 autorių. Tai štai, jeigu norite leisti knygas, jeigu norite tapti rašytoju, tai jūs atsidurėte Europoje tarp 150 000 žmonių. Žinoma, ne visi tie autoriai yra sėkmingi ne tik tarptautiniu mastu, bet ir savo šalyse. Didžiosios dalies jų tiesiog turbūt daugelis net ir nežino, nes šiuo atveju autoriai yra visi, ir tie, kuriuos leidžia leidyklos, ir tie, kurie leidžia savo knygas patys. 2014 metais Prancūzijoje, pavyzdžiui, buvo išleista daugiau nei 60 000 naujų knygų. Tai akivaizdu, kad atsirastų tiek knygų, tam reikalingi ir autoriai. Lyginant su kitomis sritimis, kas yra gana svarbu, Europoje knygų sektorius susilaukia mažiau paramos. Būtent turiu minty valstybės, įvairių fondų paramos. Ir dažniausiai gaunamos dotacijos yra vertimams, būtent jau kaip ir autoriaus, ir ne tik autoriaus, bet ir šalies sklaidai arba knygų mūgiams, bet dažnai ne paties turinio sukūrimui. Ir man atrodo, kad šie metai buvo absoliučiai išskirtiniai dėl to, kad tokio didelio finansavimo
stipendijoms, būtent jau kalbant apie turinį kurti, tai turbūt mes nesame dar patyrę ir tai vėlgi yra autoriams didelė paspirtis ir galimybė. Lietuvos leidybos rinka 19 metais, mano supratimu, turėjo labai didelį šuolį į priekį ir skaičiai tai irgi įrodo. Tai tarkime, leidėjų pristačiusių privalomuosius egzempliorius nacionaliniai bibliotekai 19 metais buvo 554. Tai didesnis skaičius tokių leidėjų buvo tik 1999 metais. Tai reiškia, kad norinčių, galinčių leisti knygas įmonių ir ne tik įmonių, bet ir pačių žmonių daugėja. Ir vadinasi, kad sąlygos tam turbūt nėra pačios sudėtingiausios. Žinoma, stebėsime kitais metais, kokie buvo 20-ieji metai ir kągi mes turėjome ir ką patyrėme šitais metais, nes kol kas matyti rezultatus yra dar sudėtinga, dar liko šiek tiek to laikotarpio, kalėdinio laikotarpio, svarbiausia, kai turbūt ir elektroninių knygų prekyba vėlgi bus šoktelėjusi gruodžio mėnesį. Knygų ir brošiūrų pavadinimų skaičius 19 metais buvo 3479 vienetai, o tiražas netoli 5 milijonų. Na, o grožinė literatūra iš viso šio skaičiaus sudaro 1418 knygų, iš kurių 28% yra vaikų literatūra. Labai dažnai mes pasikalbame, kad daugėja originaliosios literatūros, kad lietuvių autoriai tampa vis populiaresni, labiau skaitomi. Ir turbūt Vilniaus knygų mugė yra vienas iš tų reiškinių, kuris parodo, jog iš tikrųjų taip ir yra, nes patys populiariausi susitikimai visada būna tie, kuriuose dalyvauja lietuvių autoriai. Žinoma, ne visi ir ne visuose, bet tie, kurie yra, kurių galbūt naujienos laukiamas, kurie yra daugiau pristatomi ir skiriamas dėmesys, tai jų renginiai labai dažnai yra tikrai gerokai populiaresni negu, tarkim, iš užsienio šalių atvykę svečiai. Nors tai tikrai niekaip neįrodo, kad užsienio svečių renginių kokybė yra kažko prastesnė, bet čia turbūt yra ir kalbos barjeras, ir daug didesnė galimybė susipažinti su savo autoriu. Tai 47% originalios literatūros šitą irgi pasako ir turbūt lietuviams autoriams tai vėlgi yra palankus laikas bandyti laimę, leisti savo knygas. Vertimų prasme daugiausia verčiama yra iš anglų kalbos, iš labai įvairių šalių, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos, Naujosios Zelandijos, Kanados, Airijos. Tai ir be abejo, anglakalbė literatūra tiesiog turbūt visam pasaulyje yra pati populiariausia ir natūralu, kad, sakykime, jeigu knyga išleidžiama yra anglų kalba, mes tiesiog galime ją įsigyti ir turime, didžioji dalis žmonių jau dabar turi galimybę skaityti ir angliškai, lygiai taip pat kaip ir skaito lietuviškai. Na, o toliau, kalbant apie vertimus, rikiuojasi rusų kalba, prancūzų, lenkų. Ir man galbūt šiek tiek apmaudu yra dėl to, kad mes vis dar nelabai gerai pažįstame savo kaimynų literatūrą. Ir ne tik kaimynų, ne tik latvių, bet ir lygiai taip pat ir lenkų, ir estų. Nors šiemet ir praėjusiais metais tarsi ir matyti tokių proveržių. Ir man atrodo, kad tie tarptautiniai projektai, kuriuose mes bendradarbiaujame vieni su kitų institucijomis, ne tik rašytojais su rašytojais, tai irgi prisideda prie to. Na, o kitas turbūt barjeras yra tiesiog vertėjų nebuvimas, bet lygiai taip pat, kaip mes žiūrime į latvių ir estų literatūrą, reikia suprasti, kad jie lygiai taip pat turbūt žiūri į mus. Nors aš labai džiaugiuosi, kad mes turime tokių vertėjų fanų, tarkim, kaip Dacia Meierė į latvių kalbą, kuri tikrai tu matai, kad jinai pamilsta verčiamą knygą, pamilsta autorių ir tikrai deda visas pastangas, kad
išversta į latvių kalbą knyga būtų tokia pat populiari, kaip išleista Latvijoje. Tai aš labai tikiuosi, kad suaktyvės tas mūsų 3 šalių bendradarbiavimas ir kad mes suprasime, kad gerų kūrinių nebūtinai reikia ieškoti kažkur labai toli. Ir tarkim, vienas naujausių pavyzdžių, tai čia jau irgi gana plačiai nuskambėjęs, leidyklos Aukso žuvų ką tik pasirodžiusi knyga Žmogus mokėjęs gyvačių kalbą, kur tikrai labai daug kas kalba ir aš tikiuosi, kad tokios knygos įkvėps mus daugiau dairytis ne kažkur labai toli, bet į artimiausią užsienį, savo artimiausius kaimynus ir bendražygius ilgalaikius. Na, Lietuvos didžiausias leidyklos, čia turbūt nieko nenustebinsiu, yra Alma Litera, Šviesa, Baltos lankos, Tyto Alba, Vaga, Svajonių knygos. Ir Svajonių knygos yra tikrai pati esu įsitikinusi, važiuodama per bibliotekas, yra tikrai labai skaitamos. Džiaugiuosi, kad 7 vietoje yra vaikų ir paauglių literatūrą leidžianti leidykla Nieko rimto, 19 metais pristačiusi 70 egzempliorių. Na ir po Nieko rimto yra Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, vėlgi gana stipriai auganti ir ne tik lietuvių autorių knygomis, bet ir vertimais. Tai, žodžiu, ką reiškia tas pasakymas išleisti knygą ir su kuo jūs susidurėte? Ko gero, kiekvienas rašytojas jau parašė savo knygą ir padėjęs jau paskutinį tašką galvoja, kad su savo kūriniu atsisveikins. Na, ypač galbūt tai galima, kalbant, paminėti apie naujus rašytojus, naujai įžengusius į šitą leidybos sritį. Tai iš tikrųjų kelias tik prasideda ir tada aplinkui knygą sukasi daugybė žmonių. Kiekviena knyga savo kelyje sutinka redaktorių, korektorių, dailininką, jeigu knyga verstinė, tai vertėja, autorių teisių specialistą, kuris turi išmanyti ne tik perkančios, bet ir parduodančios šalies teisę, maketuotojai, dailininkai. Jeigu tai vaikų knyga, tai labai dažnai autorius jau iš anksto bendradarbiauja su dailininku, nes ir dailininkas, ir rašytojas yra vienodai svarbus, tarkim, paveikslėlių knygoms. Ir net ir tada, kai jau knyga pereina visą tą parengimo etapą, net ir išėjus iš spaustuvės, ji dar niekaip negali pradėti savo gyvenimo ir tuomet reikia ieškoti būdų tą knygą parduoti. Tai reiškia, reikia tartis su platintojais, knygynais, kitomis pardavimo vietomis, galvoti apie įvairią rinkodarą, kad knygą pastebėtų, turi būti organizuojami jos pristatymai, rašomi straipsniai, siunčiami egzemplioriai apžvalgininkams. Knyga turi būti nuolatos eteryje, apie ją turi būti nuolat kalbama ir tikrai gali labai dažnai pastebėti, nežinau, kaip visi mes turbūt esame literatūros žmonės ir kažkuria prasme turime tą savo tokį socialinį burbulą, bet aš tikrai pastaruoju metu tikrai galiu išskirti keletą knygų ir jų leidėjų ir jų autorių pačių, kurie tikrai labai stipriai dirba ranka rankon ir ko gero tik tai tokiu atveju galima pasiekti pačios didžiausios sėkmės, kai yra susikalbama dėl knygos reklamos, dėl jos rinkodaros ir tada tu matai, kad iš tikrųjų tai veikia, nes kuo daugiau žmonių pamato tą kalbėjimą apie knygą, tuo daugiau knyga gali jie ir susidomėti. Na ir išleisti knygą reikia suvokti svarbiausia, jog tai yra didžiulės investicijos, kurios jeigu ir atsiperka, tai atsiperka per vidutiniškai 2 metus. Yra tikrai didžiausia sėkmė, jeigu knygos tiražas yra parduodamas per 1 mėnesį knygai pasirodžius ir yra tada leidžiami papildomi tiražai. Bet tokia sėkmė tikrai nusišypso toli gražu nedaugeliui ir nedaugelis knygų gali turėti tokį gerą pasisekimą ir didžiulius tiražus. Ir ko gero tas 10 000 ar 15 000 tiražas čia yra labiau išimtis negu dažnas atvejis Lietuvoje. Kaip ir minėjau, jau šiek tiek apie savilaidą Lietuvoje ji nėra labai populiari.
Ir savo knygas Lietuvoje leidžia, mažai apie tai ir kalbama, bet aš išskirčiau turbūt tokias 3 kategorijas žmonių. Tai pirmiausia yra tie, kurie yra arba labai labai populiarūs ir dėl tam tikrų priežasčių nusprendžia nebebendradarbiauti su leidykla, arba tai yra autoriai, kurių rankraščiai vis dėlto neperlipa leidyklų slenksčio, arba tai yra tiesiog tie žmonės, kurie leidžia mažatiražes, tokias labiau, sakyčiau, asmeninio pobūdžio knygas, kurios tos knygos yra ne tiek skirtos pardavimui, kiek dovanojimui. Ir vėlgi leidėjų asociacijoje gana dažnai susiduriam su tokiais skambučiais, tarkime, kad prieš knygų mugę žmogus skambina ir sako, aš esu išsileidęs savo knygą, turiu jos ten likutį 200 vienetų tiražą ir labai norėčiau Vilniaus knygų mugėje tą knygą parduoti. Bet Vilniaus knygų mugėje, turbūt irgi daugelis žinote, dalyvauja tie, kurie užsiregistruoja. Tai nereiškia, kad tu turi turėti savo leidyklą, bet turi būti užsiregistravęs kaip dalyvis ir tik tokiu būdu gausi stendą, gausi vietą ir galėsi tas knygas parduoti. Nes tai, jog Lietuvoje savilaida nėra ypač populiari, ko gero irgi reiškia, jog ne kiekvienas gali prisiimti visą šitą atsakomybę ir milžinišką darbą, kurį už jį vis dėlto nuveikia leidykla. Nes surasti redaktorių, surasti dailininką nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir, sakykime, jau kai pereiname prie to platinimo, prie pardavimo proceso, tai vėlgi yra ne ką lengvesnis procesas ir dėl to labai suprantu, jog daugelis jį tiesiog nori apeiti, o matyti, kaip ta knyga sėkmingai gyvuoja savo gyvenimą. Tai vienas 19 metų sausio mėnesį yra toksai straipsnis su vienu iš savarankiškai knygą išleidusiu autoriumi, Robertu Petrausku, spaudoje, ir jisai paminėjo savo motyvus, kodėl nusprendė knygą leisti pats. Tai aš tiesiog pacituosiu. Anot Roberto Petrausko, Lietuvoje yra keista leidybos sistema, pagal kurią rašytojui nuo knygos lieka trupiniai. Ir kitas sakinys, bet noriu padaryti eksperimentą, gal rašymo galima nederinti su kitais darbais. Ir žinoma, čia kalbama būtent apie grąžą, kas autoriui grįžta nuo kiekvienos parduotos knygos arba nuo parduoto tiražo, bet kita vertus, tokiu atveju turbūt autorius ir turėtų suprasti ir susitaikyti su tuo iššūkiu, jog viskas, absoliučiai visi darbai, kurie yra susijęs su knyga, tenka jo atsakomybei. Ir tada turbūt iš tikrųjų geriausias pasirinkimas yra nieko daugiau nedaryti, tiesiog sekti savo knygos gyvenimą, bet tai toli gražu vėlgi nereiškia knygos sėkmės, nors aš tikiu, kad kiekvienas žmogus ją parašęs, jisai tiki jos sėkme ir priešingų atveju turbūt knygos net ir neleistų. Tai nuo ko pradėti, norint išleisti knygą, kūrinį? Man atrodo, kad pirmiausia, tai yra labai svarbu būti literatūros akiratyje. Sakydama įvardindama literatūros akiratį, aš turiu mintyje, kad ne tik pačiam būti jau rašančiu, bet ir stebėti tiesiog, kas vyksta literatūros pasaulyje, kokios yra naujienos, kokios knygos daugiausia leidžiamos, kas apie jas rašoma, kaip rašoma. Ir kitas dalykas, turbūt visi sutiksite, kad jeigu į leidyklą ateina žmogus, apie kurį girdi pirmą kartą ir kuris nieko iki šiol nėra niekaip literatūros pasaulyje pasižymėjęs, į jį ko gero žiūrima yra labai įtariai. Ir aš pati, man yra tekę dalyvauti keletoje komisijų ir tikrai stengiasi Google susirasti visą informaciją apie tą žmogų, ar galbūt jis jau yra kažkur rašęs, galbūt, jeigu tai yra jaunas žmogus, galbūt dalyvavęs ir laimėjęs kažkokiuose konkursuose, galbūt yra kokių straipsnių kultūrinėje spaudoje. Nes, tikrai, jeigu nueini į Facebooką ir matai, kad žmogus dalyjasi kažkokiais įtartinais tekstais, tada tikrai, pasitikėti yra ne taip lengva, tai dėl to tas literatūros akiratis,
platus literatūros akiratis, ko gero, yra geriausia, kas gali padėti jums tapti tuo žaidėju ir įžengti pirmą žingsnį į būtent leidybos ir literatūros sferą. Kitas svarbus žingsnis yra išbandyti savo tekstus ir nepradėti turbūt iš karto nuo knygos, bet galbūt nuo kažkokių trumpesnių ištraukų. Tai atsiprašau visų kultūrinės spaudos redaktorių, bet manyčiau, kad nusiųsti savo tekstus būtent kultūriniai spaudai būtų vienas iš tų kelių, kuris galėtų jums padėti save įsivertinti. Šiemet tai tikrai buvo labai didelis postūmis, kaip ir minėjau, Lietuvos kultūros tarybos stipendijos kūrėjams, kur gali siūsti pavyzdžius, gali kurti ir stebėti, kaip į tave yra reaguojama jau kaip į kūrėją. Vaikų ir paauglių rašytojai turi galimybę dalyvauti jiems organizuojamuose vaikų literatūros ir paauglių ir jaunimo literatūros konkursuose. Juose rankraščiai yra skaitomi anonimiškai, o atrinkti autoriai neretai gali gauti ir pastabų, ką galbūt dėrėtų keisti jų tekstuose ir ką galima būtų susitarti su redaktoriumi. Man atrodo, kad šitie abu konkursai jie tikrai buvo nemenku postūmiu ne tik patiems autoriams, bet ir literatūrai taip pat, dėl to, kad yra labai įvairių žmonių, yra tokių, kurie galbūt besąlygiškai pasitiki savo gebėjimais, bet yra ir tokių, kurie rašo į stalčių, bet vis dėlto negalėdami pasitikrinti, kaip į jų tekstus reaguoja kiti, galbūt tos tekstus taip tose stalčiuose ir palieka. O iš tikrųjų, jeigu yra galimybių pasitikrinti šiuo atveju ir netgi anonimiškai, tai kodėlgi ne? Ir tikrai stebiu, kad nemažai rašytojų yra būtent atėjusių per šiuos abu konkursus, rašytojų vaikams ir paaugliams. Tai tikrai yra sveikintinos iniciatyvos, kurios džiaugiuosi, kad jos tęsiasi ir suteikia galimybių tiek skaitytojams, tiek rašytojams. Jaunesniems nei 35 metų amžiaus rašytojams Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kaip kasmet skelbia pirmosios knygos konkursą, kuris pagal kiekvienų metų laiką tarsi kaip ir netrukus jau turėtų pasirodyti. Komisija išrenka po vieną prozos ir poezijos knygą ir tai irgi yra labai, man atrodo, tokia puikiai pradžia ir suteikia pasitikėjimo tokį garantą kiekvienam, kuris laimi šitą konkursą. Ir vėlgi tas buvimas literatūros akiratyje. Bet jeigu jau pereinate šituos etapus, o galbūt ir nebūtinai pereinate, bet jau jums yra svarbu, norisi vis dėlto pereiti prie leidyklų, tai labai svarbu yra išsirinkti leidyklą, su kuria jūs pats kaip autorius, kaip rašytojas norėtumėte dirbti. Įmonių, kurių pagrindinė veikla yra leidyba arba spauda, 2019 metais buvo suskaičiuota 173. Tai, kaip suprantate, yra nemenkas iššūkis susipažinti su jomis visomis, be abejo, turbūt su visomis galbūt ir neverta, bet didžiosios pagrindinės leidyklos, tokie 50 pirmais numeriais išsirikiavusių yra svarbu žinoti, susipažinti, o gali būti, jog ir nusiuntus rankraštį jau išsirinktai leidyklai kažkokia chemija nesuveiks ir iš pirmo karto jums nepavyks. Ir teks bandyti dar ir dar kartą. Bet susižinoti apie leidyklas, ypatingų įgūdžių niekam nereikia, galima tai daryti tiesiog panaršius internete ir atsakyti į keletą jums pačiam svarbių klausimų. Tai pirmiausia, kokie yra leidyklos interesai, kokio žanro knygas daugiausia leidykla leidžia. Tai, sakyčiau, jeigu jūs leidžiate poeziją, tai jūs turite ir galvoti apie leidyklas, kurių prioritetas yra poezija. Jeigu norite leisti ir rašote vaikams, tai turite galvoti apie leidyklas, kurių prioritetas yra vaikų literatūra. Ir panašiai, dėl to, kad jeigu ateisite su poezija į kokią nors didžiulę leidyklą, kuri išleidžia vieną kartą per metus poezijos knygą ir jūsų dar nežino, jūs esate pirmą kartą rinkoje,
pirmą žingsnį žengia žmogus, tai ko gero sėkmės tikėtis nelabai ir verta. Taip pat galima tiesiog pasižiūrėti, kokie yra kiti leidyklos autoriai, kokios knygos verčiamos, kokia yra tekstų kokybė, kaip jums patiems atrodo, ar jūs matote save ir savo kūrybą šitos leidyklos kontekste, kaip yra dirbama su autoriais ir išleistomis knygomis, kiek yra skiriama dėmesio socialinėje erdvėje, galbūt tikrai pastebėti tokius sėkmės atvejus, kai leidykla, autorius, kai dirba ranka rankon ir kai gali tą pamatyti, kad tiesiog duoda tas darbas rezultatus. Tai tokie turbūt būtų tie pagrindiniai žingsniai, o jau rašantis, jau įsitvirtinę autoriai labai dažnai jau galvoja ir apie tarptautinį matomumą ir tarptautinius vandenis. Tai yra dvi pagrindinės tokios turbūt tarptautinės knygų mugės, kuriuose dalyvauja Lietuva, galbūt trys, netgi ne dvi, tai Londono, Leipcigo ir Frankfurto knygų mugės, kuriuose yra parduodamos teisės, pristatomi rašytojai. Ir tos tarptautinės mugės, jos yra tikrai didžiulės visomis prasmėmis. Tarkime, Frankfurto knygų mugė vykusi 19 metų spalį, vyko 5 dienas, dalyvavo 286 tūkstančiai lankytojų per visas šias dienas. Ir didžioji dalis, žinoma, šios mugės dalyvių yra būtent rinkos specialistai, leidėjai, rašytojai, vertėjai, kritikai, įvairių literatūros centrų, kultūros centrų žmonės, kurie tikrai į tai, kas yra siūloma, žiūri ne pro pirštus, o labai rimtai. Ir tos 5 dienos tai yra tikrai sunkus, rimtas darbas. Ir atsidurti tokiose mugėse paprastai kiekvienam autoriui yra labai svarbu. Atsidurti turiu minty nebūtinai fiziškai, bet galbūt su savo knyga išversta į vieną ar kitą kalbas. Kaip minėjau, Vokietija leidyboje yra tikrai labai stipri ir jeigu knyga yra išverčiama į vokiečių kalbą, o ypač jeigu jinai yra pastebėta Vokietijoje, tai, man atrodo, jau yra be galo didžiulė sėkmė. Ir kartais ta sėkmė jinai gali nusišypsoti visiškai netikėtai. Tai būtent tas mano minėtas faktorius, tas buvimas literatūros lauke, dalyvavimas įvairiuose renginiuose, pažintys su vertėjais, su atvykstančiais iš kitų šalių žmonėmis, tai gali būti tikrai labai didžiulis žingsnis į pradžią, į leidybinę kiekvieno autoriaus pradžią. Tai dar grįžtant prie Frankfurto knygų mugės, joje buvo 7300 dalyvių iš 102 šalių, daugiau negu 4000 renginių įvyko ir garbės viešnia buvo Norvegija, kuri atsivežė tikrai absoliučiai didžiausias savo žvaigždes, tai ir Margaret Atwood, Kanada atsivežė kaip būsimoji garbės viešnia, bet Norvegija atstovavo Karlovė Knausgard, Maja Lunde, Jo Nesbø ir tikrai tie renginiai susilaukė be galo didelės sėkmės. Tai čia vėlgi citata bus, kurią aš irgi labai dažnai naudojuosi, kalbėdama, kai manęs paklausė apie tarptautinių mugių naudą ir ar tikrai čia kiekvienam reikia dalyvauti, kiekvienai šaliai verta dalyvauti kiekvienoje tarptautinėje mugėje. Tai šita citata yra Margit Valso, kuri yra Norvegijos literatūros užsienyje organizacijos direktorė ir jinai štai taip sako apie būtent garbės viešnias. Kai Suomija buvo Frankfurto knygų mugės garbės viešnia, tarptautinėje spaudoje pasirodė 7770 pranešimų, kūrinių teisių pardavimai išaugo 60%. 2012 metų garbės viešnia buvo Naujoji Zelandija ir vien Vokietijoje pasirodė 9000 pranešimų apie šalį ir jos literatūrą. 2012-2013 metais vokiečių kalba buvo išleista 116 Naujosios Zelandijos rašytojų knygų, vietoje 10 paprastai išleidžiamų kasmet, o turizmas į šią šalį iš Vokietijos išaugo 14%. Taigi iš tikrųjų kai kurios šalis pasinaudoja ne tik tai
literatūrai, ne tik skatinimų literatūros sričiai, bet lygiai taip pat ir šalies žinomumui garsinti ir turizmui. Tai ko gero tai yra tikrai labai svarbus faktorius, ypač kalbant apie tai, apie šalies atstovavimą tarptautiniu mastu. Na, o Lietuva garbės viešnia buvo Londono knygų mugė 2018 metais ir buvo 19 knygų išversta iš lietuvių į anglų kalbą per pasirašymo mugėje laikotarpį ir tai yra tikrai labai daug ir na, tai leidžia būti labiau matomiems būtent tarptautiniu mastu, o po knygų mugės be abejo atsiranda ir daugiau kvietimų dalyvauti įvairiuose renginiuose, vertimai, sutartys, bendradarbiavimas ir tuo pačiu ir su Baltijos šalimis. Tai tas matomumas tarptautinis jau rašantiems žmonėms tikrai yra svarbus, bet apie tai poryt berods daugiau papasakos Kotryna Pranckūnaitė iš Lietuvos kultūros instituto, kas yra verčiama, kodėl yra pasirenkama būtent tos knygos, kokie vertėjai dirba su lietuviais rašytojais. Na ir dar turbūt labai trumpai apie vieną iš tų rizikų, su kuriamis susiduria visi rašytojai ir leidėjai, tai yra piratavimas. Lietuva yra viena labiausiai pirataujančių valstybių ir ne tik ES, bet ir pasaulyje. Ir štai rašytoja Vaiva Rykštaitė, jinai susiskaičiavo dėl piratavimo patirtus savo nuostolius. Ir jį rado vienoje svetainėje, kad knyga buvo atsisiųsta 1200 kartų. Tai, kaip ir minėjau, leidėjai šiek tiek prisibijo elektroninės leidybos būtent dėl šios priežasties, dėl to, kad galvoja, kad šitas knygas galbūt lengviau yra nuvogti, bet ne visai taip yra, dėl to, kad piratai naudojasi pačiu paprasčiausiu ir primityviausiu būdu ir knygas tiesiog skenuoja. Ir dabar dar vienas naujas žanras yra atsiradęs Facebooko piratinės grupės, kurios yra slaptos dažniausiai, jie labai vengia tokių žmonių iš šono nepažįstamų žmonių, nors nepaisant to sugeba surinkti 5-6 tūkstančius dalyvių, narių. Ir vienoje tokioje grupėje netyčia yra tekę atsidurti ir knygos yra tiesiog išdarkomos, jos yra fotografuojamos ir iš tikrųjų čia yra labai didelis, dar turi būti darbas daromas tam, kad mes savo visuomenę ugdytume gerbti autoriaus teises, skaityti legaliai, skaityti šaltinių yra tikrai pakankamai. Ir jau nekalbu apie knygynus, apie elektroninės knygas, kurių tikrai yra daugiau, apie audio knygas, bet yra galiausiai ir bibliotekos, yra įvairios galimybės skolintis knygas iš draugų, ieškoti knygų, senų knygų prekybos vietose. Tai man atrodo, tas toks pasakymas, kad nėra knygos, nerandu knygos, yra tiesiog turbūt elementarus atsikalbinėjimas. Ir aš atvirai sakau, kad man tai yra nepagarba autoriui, nepagarba leidyklai ir nepagarba tam milžiniškam darbui, kuris yra sudedamas į kiekvieną knygą. Ir kiekviena knyga tai yra atskiras pasaulis, atskiras gyvenimas. Mes negalime visoms knygoms pritaikyti tų pačių rinkodaros principų, tų pačių reklamos ir pardavimo principų. Tas tinka vienai knygai, tas visiškai gali netikti kitai knygai. Ir šitas darbas, sužiūrėjimas, tai yra tikrai toks, milžiniškas darbas, už kurį turime dėkoti kiekvienam leidėjui ir vertinti tai, kas yra daroma. Ir labai yra, sakau, smagus tas toks bendradarbiavimo suradimas tarp kiekvieno rašytojo ir leidėjo. Na ir aš jau šiek tiek turbūt viršiju savo kalbėjimo laiką, tai tiesiog galbūt bus klausimų ir tokią natą baigiu. Dar jeigu bus įdomu, šiek tiek galėsiu papasakoti apie krizių įtakas, bet jau dabar suprantu, kad nebeturiu laiko. Taip, tai ačiū Rūta labai tau už pranešimą. Iš tiesų, tai jis buvo labai informatyvus ir naudingas, aš manau, ne tik tais naujokams literatūros pasaulio, bet ir užkietėjusiems vilkams.
O mūsų klausytojai iš tikrųjų parašė visai nemažai klausimų, tai aš pabandysiu tau juos ir pateikti. Dar tik pasakysiu, nes tu pati negalėjai matyti tų skaičių, tai iš tikrųjų tavo pranešimas buvo toks gana populiarus, sakyčiau, daugiau negu 100 žmonių visą laiką jo klausėsi. Ir naudodamasi progą norėčiau dar paminėti tiesiog tą pasakiusi, nes buvo irgi klausimų, ar pokalbio įrašas atsidurs vėliau internete. Tai taip, tikrai pokalbio įrašas bus ir Rašytojų sąjungos paskyroje, kur galėsite jį atrasti Facebook'e, ir YouTube paskyroje, ir taip pat bus platinamas kitais kanalais. O dabar tada naudodamasi progą ir užduosiu klausimus. Tai pradėsime tada, Rūta, nuo klausimo Daivos Povilaitės. Daiva Povilaitė klausia apie redaktorius. Taip, noriu paklausti apie tai, kaip dirbama Lietuvoje su redaktoriumi. Kokios praktikos? Ar redaktorius būna leidyklos žmogus, ar samdomas atskirai? Kokie pliusai ir minusai vieno ar kito varianto? Gal galėtum pakomentuoti? Tai darbas su redaktoriais yra turbūt labai įvairus. Kai kurios leidyklos turi savo redaktorius, kitos leidyklos turi ir savo, ir samdo dar papildomai redaktorius, jeigu, tarkim, yra didelės apimtys. Na, o skirtumas, tai pirmiausia, man atrodo, reikia galvoti apie kitus dalykus, apie, na, koks tai yra redaktorius ir koks yra jūsų santykis, rašančio žmogaus santykis su redaktoriumi. Tai kiek aš žinau, yra labai daug įvairių praktikų ir labai skirtingi pačių rašytojų santykiai su redaktoriais, nes vieniems norisi, kad redaktoriaus darbas būtų toks, na, labiau kaip ir korektūros, kuris sužiūrėtų tokius likusius kabliukus, netitikimus galbūt kažkokius, bet yra ir tokių redaktorių, kurie labiau dirba su pačiu teksto, kaip čia pasakyti, su tempimu. Tarkime, galbūt matyti, kad tekstas turi potencialą, bet toks, koks jis yra, jisai tiesiog negali kartais išeiti. Tai vat yra kai kurie redaktoriai, kurie dirba ir kitokiu principu. Man pačiai atrodo, kad redaktoriaus, kad labai svarbu yra pasitikėti pirmiausia redaktoriumi, ir jeigu tai yra, na, patikima leidykla, kurią jau jūs išsirenkate, tai patikėkite, jinai tikrai padarys viską, kad ta knyga, na, įgautų geriausią, kokį tik tai gali, savo pavidalą, ir jinai tikrai bus atiduota į patikimas rankas. O jeigu ieškote patys savo redaktoriaus, tai lengva turbūt nebus, nes geri redaktoriai yra tikrai labai paklausus redaktoriai ir visi nori dirbti su pačiais geriausiais. Tai tiesiog tada, na, pasižiūrėti, kas redagavo kitas knygas, kurių tekstai jums atrodo priimtini, ir pasitikite jais, bet sakau, man atrodo, kad jeigu einate į leidyklą, tai tiesiog belieka pasitikėti jums pasiūlytų variantų. Tai kitas klausimas, Miglė Galvanaitė teiraujasi. Gal turite patarimų sėkmingiems pičams? Tai yra, ką svarbu paminėti leidėjams siunčiant savo rankraštį, ir ar tą rankraštį verta iškart siųsti visą, ar tik tam tikras atrinktas dalis? Na, labai sunku pasakyti praktiškai, dėl to, kad visos leidyklos dirba skirtingai. Ir tarkime, kai yra pateikiamas projektas Lietuvos kultūros tarybai, tarkim, finansavimui, niekada niekas neprašo visos knygos. Tai manau, kad tikrai nebūtina pradėti nuo viso teksto, ir dalis teksto gali būti didesnis pliusas negu minusas, dėl to, kad, na, jeigu jūs parenkate kažkokį labai gerą ir labai patikimai atrodančią ištrauką, tai tikrai gali pridėti pliusų ir būtent kalbantis su leidyklomis. Žinau, kad leidyklos gauna be galo daug rankraščių. Iš tikrųjų, tai nėra, kad, na, 1, 2
ateina per metus, bet žinau, kad yra tiesiog kai kurios leidyklos turi žmonės, kurie tos rankraščius nuolatos skaito ir kaip ir minėjau, jeigu ateina į leidybą naujas visiškai žmogus, apie kurį iki šiol nėra girdėta ir kurio negali rasti literatūrinė prasme jokiuose šaltiniuose, tai net ir kažkokie tokie tipsai, manau, kad jie sunkiai padės, tai tiesiog reikėtų greičiausiai kuo nuoširdžiau rašyti savo lūkesčius ir savo lūkesčius iš leidyklos, kodėl jūs siūlote savo rankraštį. Turbūt tai yra vieninteliai dalykai, kurie gali padėti, nes tikrai daugybė jų yra ir jeigu jau jūs padirbėjote prieš tai ir atlikote tam tikrus namų darbus ir galbūt jau kažkur kalbate apie knygas, išsakote savo nuomonę, bus tiesiog lengviau būti pastebėtų tokiu atveju. Tai aš dar iš savo pusės pridėčiau irgi šiek tiek prie šito klausimo, Rūta. Tai kaip tu manai, iš tikrųjų, žmogus parašė knygą, tai kaip geriau tokiu atveju daryti? Ar tiesiog išsiųsti tą pasiūlymą leisti knygą vienai leidyklai, kelioms pasirinktinai leidykloms, ar tiesiog tą patį copy-paste siuntinėti visiems, kiek Google sugebė atrasti lietuvių leidėjams? Aš manau, kad bet kokioje situacijoje ir bet ką siūlant kitiems žmonėms yra labai svarbu personalizuoti tuos dalykus. Ir tarkime, esu visada prieš copy-pastinimą dėl to, kad tada supranti, kad žmogus tarsi tikrai daro darbą, bet jis į tai nežiūri rimtai. Ir jeigu bus pasižiūrėta skirtingai į kiekvieną siunčiamą laišką su tuo savo aspektų turiniu, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus vertina tą asmeniškumą ir tarkime, kiekvienas mes esame su tuo susidūrę, kai žmonės siūlo tam tikrus dalykus ir tiesiog reikia apversti tą situaciją tokiu reversu ir pagalvoti, o kaip aš norėčiau, kad su manimi pasielgtų ir kaip aš norėčiau, kad man parašytų ir kad manęs kažko paprašytų, tarkime. Tai tikrai manau, kad kadangi ir leidyklos yra labai skirtingos, tai tiesiog pasidomėti, ką jos veikia, ką jos daro, kokie yra jau jų leidžiamos, kokios knygos ir kūriniai, kokie yra jų prioritetai ir skirti galbūt dėmesio tam tokiam parodymui, kad žinote, ką darote ir kam rašote. Ir tas asmeninis toks kreipimasis, man atrodo, visada, bet kokiu atveju jisai yra labiau sėkmingas. Ir siųsti knygą ar visiems iš karto, turbūt sutaupo laiko, žinoma, bet tikrai nesiūlau daryti tai be atrankos. Kaip ir minėjau, labai svarbu žinoti, koks žanras, į ką jūs taikote, nes išsirinkus visas leidyklas, tai tikrai bus labai daug, į kurias nepataikysite ir tai gali tiesiog užkirsti kažkokius tolimesnius bendradarbiavimo santykius. Tiesiog kuo atidžiau pasirinkti savo adresatą, ir tada tikrai daugiau yra galimybių, kad būsite pamatytas ir išgirstas. Taip, tai turim dar klausimų. German Rudnev teiraujasi, turint parašytą knygą rusų kalba, koks būtų tolimesnis veiksmų planas? Tikriausiai patartina kreiptis į kelias leidyklas vienu metu. Čia irgi atkartoju šiek tiek. Ar verta išversti knygą privačiai? Tai čia turime omeny galbūt, jeigu parašai rusų kalba, veikiausiai, ar lietuvių kalba, tada kaip gali. Ir tada dar pratęsiu, čia rašo, ar verta išversti knygą privačiai, kaip dėl užsienio leidyklų Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos. Duokit, prašau, daugiau informacijos apie tą konkursą jauniems iki 35 metų autoriams. Tai va, viskas viename, daug klausimų. Tai galima daugiau sužinoti Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos puslapyje, tikrai tiesiog arba suvedus Google paieškoje, tai pirmu numeriu ir išmes visas sąlygas ir tik tai, sakau, man atrodo, šiemet jis dar yra nepaskelbtas, bet turbūt artimiausiu metu turėtų pasirodyti. Tik papildysiu, kad raktažodis būtų pirmųjų knygų konkursas Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ir ten
tvarka yra gana paprasta, tiesiog reikia atsiųsti savo rankraštį ir jį tada skaito būtent anonimiškai ir tikrai visi rankraščiai yra perskaitomi. Tai man atrodo, kad šitas konkursas tai yra tikrai viena tokių didesnių galimybių jauniems rašytojams pradėti. Na, o kalbant apie knygas rusų kalba, tai Lietuvoje, tiesą sakant, yra irgi leidyklų, kurios leidžia tik rusų kalba knygas. Aš dabar nepasakysiu pavadinimų, bet yra tokių, kur galima išsileisti būtent net neišverčiant į lietuvių. Norint, kad knyga pasirodytų lietuviškai, tai be abejonės ją reikėtų, nesakau, kad visą knygą, bet turbūt dalį knygos reikėtų išversti į lietuvių kalbą ir leidyklai siūlyti jau lietuvišką rankraštį, dėl to, kad jeigu knyga nėra pasirodžiusi kitoje šalyje rusų kalba, tai tiesiog leidyklos jos net ir neskaitys tokiu atveju, nes tai yra per didelis darbas. Leidyklos leidžia ne tik originaliąją, ne tik lietuvių kalba literatūrą, bet jos turi perskaityti begalės įvairiausių knygų įvairiomis kalbomis, kurios yra ir apdovanotas įvairiomis premijomis. Ir tai yra tikrai milžiniškas darbas, ką turi daryti tie skaitantys žmonės, tai reikėtų pasistengti palengvinti jiems gyvenimą maksimaliai. Na, o kalbant apie Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos leidyklas, tai galbūt aš daugiau žinau, daugiau esu bendradarbiavusi su ukrainiečiais. Kol kas yra keletas autorių jau išverstų į jų kalbą ir išleistų, tame tarpe, tarkim, ir Rimantas Kmita su Pietinė kronikomis. Ir labai įdomu buvo tai, kad jo knygą ten išleido kaip ir jaunimui ir paaugliams ukrainiečiai ir jinai pakankamai yra neblogai skaitoma, bet ukrainiečiai dar gana, taip sakyčiau, skeptiškai žiūri, galbūt, lygiai turbūt ir mes kaip į juos. Nėra labai plačiai leidžiama, yra keletas tokių draugiškų leidyklų, bet vis dėlto manau, kad siūlyti rankraštį yra šiek tiek pavojinga, jeigu gyvenate kitoje šalyje ir siūlote kitoms šalims. Tai man atrodo, čia toks šiek tiek būtų rizikingas žingsnis, arba tiesiog, kaip ir sakau, jisai gali būti toks tiesiog neduodantis rezultatų žingsnis. Tai kitas klausimas, Greta Brigita Volasevičiūtė klausia, koks tinkamiausias metas kreiptis į leidyklas, kad nepaskęstume KM pasiruošime, kalėdų karštinėje ar vasaros atostogų bume? Geras labai klausimas ir taip turbūt vienareikšmiškai atsakyti negalėčiau. Visas tas ribinės situacijas jau ir išvardinot, nes tikrai pasiruošimo knygų mugei laikotarpis yra ir prieškalėdinis laikotarpis, tai yra patys sudėtingiausi, tikrai leidybinė prasme, nes aš žinau, kad net ir tie darbai, tarkime, kurie laukia savo eilės, jau net ne naujų knygų, net ir šitie darbai tikrai gali stoti. Ir tai yra pats turbūt nepalankiausias laikotarpis. Gal ne visai sutikčiau su vasaros laikotarpiu, nes galbūt tas toks laisvesnis periodas, jis kaip tik gali būti gali pasitarnauti kaip laikas, kuris bus skirtas paanalizuoti kažkokiam naujovėms, surasti naujus autorius. Manau, kad tai labiau yra turbūt galimybė. Ir po knygų mugės, žinoma, vėlgi yra toks keletas savaičių tokio rezultatų, apžvalgos laikotarpis. Žinoma, šie metai labai daug ką pakeitė ir labai daug ką yra sumaišę labai daugam kortas. Tai, kaip žinote, Vilniaus knygų mugė yra nukelta 21 metais į gegužę ir galbūt gal kitų metų sausis ir vasaris bus šiek tiek kitokie, bet pasakyti, koks laikas yra geriausias, tai tikrai, turbūt labai sunku. Ir
knygos yra siunčiamas, rankraščiai yra siunčiami bet kokiu ir metų laiku, ir bet kokiu pasirengimo ypatingams šventėms laiku, bet mes tikrai tų tokių kritinių laikotarpių tai siūlyčiau vengti, nes aš ir pati stebiu, kad, sakykime, per šitą kalėdinį, tarkim, laikotarpį, tiesiog nespėjai apriepti visko, o paprastai, norisi, kad būtų prie tam tikrų dalykų einama iš karto, o neatidedama, tarkim, ten 1 ar 3 mėnesiam, nes yra atidedama, tai gali būti ir negrįžtama. Tai turbūt geriausia dabar jau neskubėti su rankraščių pridavimu. Taip, čia nesu tikra, ar Rūta tau tinkama užduoti tokį klausimą, bet dėl viso ko perskaitysiu, gal turėsi kažkokių komentarų. Tai Eduardas Saprikinas klausia. Norėjau paklausti, kokiais kriterijais vadovaujasi kultūros taryba, skiriant finansavimą pateikusiems prašymus leisti knygas ir panašiai. Gal turėtum ką pakomentuoti? Iš tikrųjų, šitoj vietoj tai nelabai ką galiu pakomentuoti, bet kultūros tarybos gairės teikiamo finansavimo yra pakankamai aiškios ir paprašius rezultatų yra duodamos tokios pagrindinės pastabos, tarkim, kodėl neskirtas finansavimas, tai tiesiog tikrai tai yra atvira institucija, su kuria galima visada bendrauti ir kalbėtis ir klausti. Nereikia bijoti ir stigmatizuoti šitos organizacijos ir aš pati esu ne kartą, tarkim, tenka rašyti įvairių labai projektų su įvairiomis institucijomis, šiuo atveju gal ne tiek leidybinių ir ne tiek su stipendijom susijusių, bet vis tiek. Ir jeigu gaunamas atsakymas, tarkim, net nebūtinai neigiamas, net ir jeigu ir teigiamas atsakymas, vis tiek kartais norisi sužinoti pastabas ir gauti tokių įžvalgų kitiems kartams. Tai tas, sakau, bendravimas irgi bendradarbiavimas yra aktualus jums patiems, jeigu, sakykime, nepasisekė dabar, tai gauti pastabas, kaip galima būtų padaryti kitais kartais. Bet tos gairės, jas galima susirasti kiekvienas iki pildant paraišką ir viskas, man atrodo, yra pakankamai lengvai sužinoma. Taip, tai kitas klausimas, čia irgi galbūt labiau būtų tinkamas užduoti poryt mūsų mokymų metu Kotrynai Pranckūnaitei, kuri kalbės apie tarptautinės galimybės rašytojams, bet vis dėlto paklausiu, gal ir tu turėsi, Rūta, ką pasakyti. Tai Liudas Dabkus klausia, ką daryti norint turėti išleistos Lietuvoje populiarios knygos anglišką leidimą? Tai čia iš tikrųjų Kotryna papasakos labai daug, bet čia vėlgi labai priklauso, ar norima turėti tik tai anglišką egzempliorių, ar norima, kad jinai būtų išleista kažkokioje kitoje šalyje. Nes norint turėti anglišką egzempliorių, tai be abejo tada reikėtų susirasti gerą vertėją į anglų kalbą, bet tai nereiškia, kad tai yra lengvas procesas ir nepigus, tiesą sakant, procesas yra knygos leidimas ypač į anglų kalbą. Bet norint, kad knyga būtų išleista, tai į Kultūros institutą paraiškas rašo arba užsienio leidyklos, arba vertėjai į užsienio kalbas. Tai reiškia, kad jau ta knyga turėtų būti leidyklos, jau turėtų leidykla arba pats autorius jau turėtų praminti kelius į tarptautinę rinką. Ta prasme, kad jau galbūt kažkokios leidyklos būtų girdėjusios apie lietuvišką knygos leidimą, kad turi būti knyga pristatyta užsienio rinkai ir kad atsiradus jau tam tikram leidėjui, kad jisai, norinčiam leisti knygą, kad jisai, tarkim, galėtų rašyti paraišką Kultūros institutui ir gauti finansavimą būtent knygos pirmiausia vertimui, bet man atrodo, kad ir išleidimui knygos, nors paprastai to rūpinasi jau leidykla išleidimo finansais. Bet čia manau, kad tikrai Kotryna atsakys daugiau ir išsamiau.
naudodamasi proga tiesiog primenu, kad rytoj taip pat 15 valandą vyks Rašytojų sąjungos mokymai apie autorių teisės, o poryt irgi 3 valandą mokymai vyks tarptautiškumo galimybės Lietuvos rašytojams. Tai galite irgi stebėti tokiu pat būdu, kaip ir šiandien Lietuvos rašytojų sąjungos paskyroje Facebook, o mes dar turime keletą klausimų. Tai Petras Petraitis dėkoja už pranešimą ir rašo: norėjau paklausti, kokią reikšmę turi literatūros pasaulyje žinomo žmogaus rekomendacija pirmąją knygą siūlant leidyklai. Manau, kad tikrai didelė, nes jeigu pats naujai atėjęs autorius yra nežinomas, tai rekomendacija gali būti tikrai aukso vertės. Jeigu autorius yra jau žinomas ir gerbiamas, ir tai tikrai pakels rankraštį į kitą lygį. Ir žinoma, rekomendacija galbūt irgi rekomendacijai nelygu, bet jeigu kūrinys yra rekomenduojamas literatūros ar eksperto, ar kito žinomo autoriaus, ar tiesiog literatūros lauke gerai žinomo žmogaus, tai tikrai tai nebus pažiūrėta pro pirštus. Greičiausiai, nebent tas rašytojas yra mama, kur mama visada turbūt savo vaiką ir pagirs, ir paskatins, bet jeigu tai yra gana objektyvi rekomendacija, objektyvus pagirimas, tai tikrai jisai galėtų būti labai svarbus. Taip, tai turime dar vieną klausimą. Man atrodo, kad šis klausimas irgi galėtų būti užduotas rytoj mokymų metu advokatai ir autorių teisų ekspertai, bet galbūt ir tu, Rūta, turėsi kažkokį savo komentarą. Tai Jūratė Ola rašo: sveiki, gal patarsit, kur kreiptis, jei tolesnis bendradarbiavimas su leidykla pakrypo nemalonia linkme ir pasidarė labai problematiškas. Dėkui. Tai nukreipiu irgi į rytojų, nes turbūt situacijų yra labai skirtingų ir aš pati esu susidūrusi su keletu tokių panašaus pobūdžio klausimų ir tikrai žinau, kad dažnai yra tokių ir asmeninių dalykų šitose nesutarimuose ir tada tikrai geriausias turbūt patarėjas būtų žmogus, kuris gerai išmano teisinę sistemą arba tiesiog, nežinau, bandyti šalinti tas konflikto priežastis, bet jeigu jau prieinama iki klausimo, kaip tos santykius sutvarkyti, tai turbūt jau tai yra kažkur pažengę ir manau, kad tikrai labiausiai patars būtent rytojaus viešnia, kaip čia elgtis šitoj situacijai. Taip, tai šiandien mūsų laikas ir klausimai jau išseko šiam pranešimui ir labai tik tais noriu padėkoti Rūtai Elijošaitytei Kaikarei, kad perskaitė tokį įdomų ir aktualų pranešimą ir manau, kad ne vienam rašytojui buvo naudinga jį išgirsti šios transliacijos metu arba bus naudinga jį pasiklausyti ateityje. O aš tik noriu priminti, kad šiandien jūs klausotės Lietuvos rašytojų sąjungos mokymų pirmosios dalies Iššūkis išleisti knygą. Paskaitas skaitė leidybos ekspertė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. Ačiū, Rūta. Ačiū už kvietimą. O mūsų užsiėmimą remia Lietuvos kultūros taryba ir taip pat kviečiu jūs rytoj ir poryt taip pat dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos mokymuose, kurie bus skirti autorių teisių bei tarptautinių galimybių klausimams. Ir ačiū Jums už dėmesį. Čia buvo Aušra Kaziliūnaitė. Ačiū viso.